įsigijom šitą objektą iš varžytinių ir pirkom jo nematę. Tą objektą vadinam Širšių lizdu. Čia yra realiai bendrabučio tipo daugiabutis, buvo vieno kambario butas, 18 kvadratų. Paskaičiavom, visai neblogai gražu. Aš tai manau, kad nuolat 400, viskas čia reikia. 400? Šaldiklį savo nuosavą turės. Nu, gerai, kertam ranką. Sveiki, dar kartą. Šiandien susitinkame prie, manau, mūsų vieno populiariausių objektų, kurį jau darom labai ilgą laiką. Labai daug užklausų gavau, kodėl neatsiranda antra dalis, kaip čia viskas vyko ir kas nutiko tam butui. Tai įėję į vidų papasakosim daugiau, o dabar lendam į vidų ir pasižiūrėsim į mūsų patį fainiausią šiandien turimą objektą. Nu jo, nes užtrukom su juo, bet irgi pasidalinsim, kodėl taip atsitiko ir mūsų mažiausias objektas, bet ilgiausiai užtrukęs, kartais gali ir taip nutikti. Tai ką, važiuojam. Oi, kaip čia šviesu. Vai. Akina iš koridoriaus įėjus. Nu, skirtumas labai stipriai ženkliai matosi, kai buvo prieš ir kaip yra dabar. Įdėsim nuorodą, kur galite pasižiūrėti pirmą dalį šio vaizdo įrašo, tie, kas dar nematėt. Bet jeigu labai trumpai, tai įsigijom šitą objektą iš varžytinių ir pirkom jo nematę. Atvažiavom unboxint ir tikrai radom įdomių dalykų. Tai objektas buvo labai baisus ir ką galim padaryti iš baisaus objekto. Tas baisus, galim trumpai papasakoti, tai buvo visiškai pilnai apgrūstas, čia buvo, čia šita siena buvo šitoj vietoj, čia dar kažkoks koridorius ėjo, pilnas ten lovų, daiktų, spintų, viskas likę buvo tiek drabužiai. O labiausiai tai nustebinęs dalykas širšių lizdas. Jo, lizdas. Tai kaip ir minėjom, šitą objektą vadinam Širšių lizdu. Yeah. Tai davėm pavadinimą. Na, bet, žodžiu, čia daug gal nereikia pasakoti, žmonės pasižiūrės pirmą dalį ir patys pamatys, kaip... Šiaip idėja buvo pasimta Širšių lizdą, įrėminti ir palikti kažkur naujiem gyventojams, kad turėtų atsiminimui. Bet kai pagalvojom, jau buvo tas Širšių lizdas kažkur ten savartynuose, tai nespėjom to padaryti. Tai žodžiu, bet žmonėms galim parodyti, kas čia mums pavyko ir gal dar pasidalink, kodėl taip ilgai užsitempė šito objekto darymas, nes trukom 6 mėnesius. Ja, tai vat, čia irgi, kaip pasakyti, su kiekvienu objektu mokomės kažką naujo, stebim savo klaidas ir viena iš klaidų buvo tikriausiai, kad, kokia ir klaida, čia tokie žmogiški dalykai, kurie nutinka, manau, labai dažnai. Tai pagrinde buvom strigę su baldais. Ja. Tai mūsų baldininkas turėjo sveikatos problemų, nugarą ir dar kažkas tai buvo, tai realiai mes vien tik 2-3 mėnesius pralaukėm baldų, į kol jie čia atsirado. Nu, aišku, dar iš kitos pusės, tai žiūrint iš investicinės pusės ir patarimas kitiem investuotojams, tai turėt keletą meistrų arba kitaip tariant, pavyzdžiui, ten 2 baldininkus, ten, žodžiu, po 2 žmonės tos kažkokios tai kategorijos, nes tada galima pakeisti. Pas mus buvo kiek kitaip, gal, kad buvom įpratę su tuo žmogum dirbti ir, tikėjomės vis anksčiau, bet vis nusitemdavo ir realiai pats projektas pasidarė per 2 mėnesius, bet 2-3 kažkas tokio, ne? Ir dar išlaukėm tų baldų, tai va. Čia, bet irgi, žinai, atrodo turėtum 2, bet kai tau sako kitą ketvirtadienį ir tas gaunasi 3 mėnesiai. Jo, kada faina su tuo žmogum dirbti, nes taip galima sakyti, žinai, next, bet kada faina tikrai žmogus gerai daro, aišku, visko nutinka, kaip ir minėjai, ir nesveikata. Tai nutiko taip, kad mažiausiai kvadratų, trukom ilgiausiai, bet rezultatas tikrai džiugina ir nusprendėm šito objekto neparduoti ir šitą objektą išnuomosim. Tai pasiliksim srautiniam pinigam, nes paskaičiavom, visai neblogai gražu gavom. Jo. Tai gal trumpai papasakojom, kas pagrinde buvo padaryta šitam bute. Tai čia yra realiai bendrabučio tipo daugiabutis, buvo vieno kambario butas, 18 kvadratų. Jisai buvo be visokių sanmazgų, be tualetų, be nieko, tiesiog kambarys. Likas kambarys, kuriam buvo lova pastatyta, sofos pastatytos ir visi žmonės naudodavosi bendrose patalpose esančią virtuvę, tualetais ir dušais. Tai jau šiais laikais iš tikrųjų labai ir nepatogu. Visi nori turėti tą nuosavą savo tokį kampelį, kur gali ir maisto pasidaryti, kur gali ir
ir į dušą nueiti savo ir nesitikėti kažkokius staigmenų atėjus į tą vonios kambarį. Faina iš tikrųjų, kad tai matosi, kad tie bendrabučiai atsinaujina, keičiasi, vis daugiau butų pasidaro į naujas studijas ir mes lygiai tą patį padarėm. Padarėm iš to buto fainą, jaukų studijų tipo butelį, kuris puikiai tiks nuomai, tam studentam kokiam, ar žmogui vienam, dviese, jau gal čia sudėtingai būtų, bet tikrai labai fainas toks studento butukas. Kaip manai, kiek už tokį butą, kiek galima nuomos įvietis? Aš manau, kad 350 tikrai gali šiandien dienai gauti. Remontas šito buto kainavo apie 12 000. 12, maždaug gal. Jo, su visais baldais, su buitinim technikom, su viskuo. Tai 12 000 kainavo. Ir mes nupirkom šitą butą už 23 ir ten 400. Kažkas sako, 23,5. Tai va, realiai gaunasi 35 000 eurų savikaina buto. Jo. Ir tuo pačiu investuotojų palūkanos, irgi šitam butui jos apie 2000. 12% metinį. Jo. Principai iš nekilnojamo turto objektų. Taip. Tai realiai dėl to ir nusprendėm pasilikti šitą objektą nuomai, nes vidutinė, jeigu paimtume paprastą 2-3 kambarių butą standartinį atremontuotą, tikėtina, už kiek mes jį išnuomotume, tai būtų ten procentaliai kokį iki 8% metinių palūkanų. Jeigu žiūrint standartinį būtų. Čia labai neblogai. Jau čia nupirkus už žemą kainą, už gerą kainą įrengus. Už pigiai įrengus, nes šiaip šitą mes įrenginėjom jį planuojant parduoti. Taip, tai apie vonios kambarį daug pasakot nėra ką, tai buvo visiškai naujai suformuotas naujos pertvaros, atvesta kanalizacija, irgi reikėjo pas kaimynus prašytis, gauti leidimus visokius, kad leistų mums pasijungti kanalizacijas, kad nereiktų tų vadinamų malūnėlių, vandenį atsivest. Tai reikalų buvo, tikrai su bendrabučiais čia ir vienas sudėtingiausių dalykų, ką... Susitart. Jo. O kiek monetų kvadratų gavosi? Kiek mes čia turim? Žinok, abejoju, ar 2 kvadratai yra. Tai vonė tokia labai minimali. Bet, bet nuo savo vonė, žinai. Ja, čia jau. Tai pats buvau ant tualeto atsisėdęs, pasižiūrėti, ar telpi, žinai, kojos telpa. Tai viskas telpa, viskas gerai. Tai turi, žinai, savo kambarėlį, kur gali ramiai pabūti. Žinai, kokį norėčiau eksperimentą padaryti, norėčiau atvežti Joną Valančiūną. Statykit. Pirmam bute, kai mes įrenginėjom, vonios kambarį įrenginėjo irgi meistras, kuris ten tikrai 2 metrų buvo. Atsimenu. Ja. Tai tiek jisai ten keikėsi, sakė, kas čia gali tokio vonioje būti, kaip čia įmanoma, sako, aš čia pasisuk tą plytelę netelpu uždėti. Bet tas bičias dar buvo ir aukštas, ir pakankamai stambus. Ir sako, 103, žinai. Pamenu jo žodžius, sako, aš turiu plytelę, sako, stovėdamas turiu plytelę, sako, uždėti. Tai žodžiu. Kažkas gyvens laimingai čia. Esminis, žinai, dalykas tai yra tinkamai išprojektuoti, tinkamai sudėlioti. Ten pasižiūrėjus, šiaip realiai tikrai turim tokią situaciją, kad vis labiau populiarėja mažų butų, paklausa mažų butų didėja, dėl to, kad įperkamumas sunkėja. Tai, pavyzdžiui, galim pasižiūrėti tokias šalis, žinai, kaip Japonija. Tai tikrai dabar populiaru daryti ten, kur atsidaro ir tik pernakvoti. 3 aukštai žmonės. Jo, kur 3 aukštai, kur tu įlendi pernakvoti. Ir, žinai, nebereikalo taip vyksta. Ta prasme, rinka diktuoja tą paklausą, nes įperkamumas vienas iš svarbesnių klausimų, žinai. Tai mano nuomonė, kad ypač didesniuose miestuose tokie dalykai mažai butai, jie tik tai kainų jų augs ir jie populiarės vis labiau. Tai porą žodžių apie virtuvę irgi svarstymą. Žiūrėk, vieną aš dalyką pasakysiu. Susiderinę. O? Pagal mane virtuvė buvo daryti. Tavo mėgstamiausias spalva, ne? Kamufliadžinį. Ja. Tai apie virtuvę irgi buvo keletas iššūkių, kur, pavyzdžiui, padėti skalbimo mašina buvo. Teisingai, jo. Tai skalbimo mašina atsirado virtuvėje. Tai irgi labai fainai pasislėpė į visą virtuvinį. Kas realiai, dėl ko ir išplatėjo pati virtuvė, bet atrodo pakankamai nesuvalgė, žinai, vietos, žiūrint į bendrą buto, kaip gavosi bendrai, žinai. Tai va čia pliusas būna su baldininku dirbant, kad jisai gali padėti paslėpti ją. Ir šaldytuvukas. Montuojamas viskas.
Šiaip labai fainai nebuvo matęs, kad čia dar galėtum stalčiukai net čia pasidėti. Kosmos. Taip. Ir šaldikliai turi. Galėjau... Aš tai manau, kad nuomat 400, viskas čia reikia daryti. 400? Šaldikliai savo nuosavą turės. Nu, vien tik dėl šaldiklio 5 eurų plius. Nu. Tai va. Tai man patinka, kaip čia viskas gavosi, super. Žiauriai gerai, tai ką, tai tu nuomosis. 400 rašome šiandien sutartį ir galim pradėti dylą. Gerai, kertam ranką. Tai gal reiktų žmonėms dar papasakoti, su kokiom problemom susidūrima. Vieną iš jų jau įvardinom, realiai, kad objektas 6 mėnesius čia darėsi, kas mūsų gal skaudžiausia, žinai, ta problema, nes mums pinigai kainavo. Tai, bet šiaip buvo ir daugiau tokių atsitikimų, man atrodo. Buvo, šitą prasme, gal vat vienas minusas bendrabučių, kad turim labai plonas sienas tarp būtų. Tai man patiko tas momentas, kai kas mums paskambino dėl tų sienų? Kaimynė. Jo, tai gaunam skambutį, kad atsidūrė mūsų meistrai pas kaimynę. Tai gręžė sieną, elektrikas ar kažkas darė. Rozetės ten darėsi. Jo, ir žodžiu, dėl to, kad plonos sienos bendrabučiuose, tai gal kas 4 skylės išgrįžė kaimynai. Principė turėjom ir kaimynam remontą padaryti. Jo, gavosi. Tai va, čia irgi gal dėl to kaina didesnė gavosi. Bet mes, ta prasme, realiai mes pinigų nemokėjom žmogui, neatsilyginom, o sutvarkėm tiesiog. Ne? Jo, mes sutvarkėm. Mes sutvarkėm realiai, bet irgi tu, žinai, ten plėjimo nesutvarkysi. Ir vis tiek visą sieną per naują, žinai, perdažyti, sutvarkyti. Tai va, bet čia buvo, man atrodo, pas ją gal net kokius 3 kartus sugebėjom gerai praeiti. Jo, aš atsimenu, kad realiai tikrai kelis kartus. Tai ką mes padarėm, tai mes visą kraštinę sieną, kur virtuviai stovi, dėjom gipso sieną. Tai plius papildomą garso izoliaciją pasidarė. Ir galima buvo jau drąsiai kabinti virtuvės spinteles visokias, nebijant, kad vėl išeisi pas kaimynę. O kas dar, pavyzdžiui, vienas iš mano galbūt irgi tokių kaip minusų, tai visada, kai aš skundžiuosi apie problemas, tai visada mano problemas tai būna meistrai, nežinau kodėl čia, bet taip jau kaip taisyklė. Tai su šito projektu buvo taip, kad vienas meistras pradėjo, tada gavosi, kad neužsibaigė, nes laukėm to virtuvinio, planavom su virtuviniu, tada tas meistras, kai aš vadinu, nusprogo ir kitas turėjo atvažiuoti dasibaiginėti. Nu, žinau, kaip būna, kai vienas kito darbus pradeda taisyti ir automatiškai ir kainos iškyla ir visi kiti dalykai. Tai va, tokių gal, kas vis nutolino to projekto užbaigimą, tai va, tokie bininės sklandumai. Bet šiaip su kanalizacija problemų kaip ir neturėjom ar neatvedimų. Kaip pasakyti, neturėjom, ta prasme, turėjom problemų su kanalizacija. Kuo? Nes tu gal neturėjai. Turėjom problemų, nes reikėjo irgi, ta prasme, reikėjo kanalizaciją nuvesti į apačią, kadangi tam pačiam, reikia nuolydžius išgauti. Ir mums pasiekti tą stovą, reikėjo gauti leidimus iš kitų žmonių, tie žmonės leidimų tų nenorėjo duoti. Tai va, tai reikėjo tikrai daug dėrėtis, ten kalbėtis su jais, ras bendrą kompromisą, kur mes ten jiems kažką papildomai padarytumėm. Tai, buvo tikrai ką veikti. Tai eilinį kartą, man atrodo, dėl laiptinės tvarkos, ne? Tu prasme, meistrai po savęs. Jo, laiptinė irgi aš vieną kartą plovau visą, tiek savo, tiek žemesnio aukšto. Kur atvažiuoja investuotojas, akcininkas įmonės pats tvarkyti laiptinę, žinai, iš tos serijos. Taip. Bet tai ką darysi? Jeigu reikia, tai reikia tvarkyti. Bet šitie momentai, kai kaimynė, kuri nors viena užpyksta taip stipriai, kad negali, atrodo, sulaukti valytojos, kurie atvažiuotų išvalytų, žinai, ir tenka važiuoti greitai pačiam, žinai, vos nepavalyti, nes meistram, atrodo, nedaina, žinai, tokie ten. Tai tu ten kol prisiprašysi, kol atvažiuos po kitą dieną, per tą dieną laiko ten tiek turėsi problemų. Skambučių ir kad ten paprasčiau yra pačiam, žinai, skirti ten pusę valandą, nuvažiuoti, išvalyti, sutvarkyti, užbaigti ten klausimą. Tai va čia eiliniai kartai yra irgi, žinai, turėti gerus meistrus, kurie būtų supratingi, atsakingi ir labai svarbu ir juos labai vertinti reikia. Nes realiai, jeigu tam, kuriam dėjo, kad reikia laiptinę įsivalyti, jau čia yra didelis pliusas. Čia auksinis meistras yra. Jo, nes tikrai, ta tema su meistrais, nežinau, kam tekia susidurti, manau, paantrinti šitą temą, bet realiai,
kur ir yra, manau, tų investicinių projektų patirtis, kur atsiranda, tai tada, kada per ilgą laiką jau pavyksta atsirinkti savo meistrus ir, jau po to nepaleist tų gerų meistrų, užtikrinti, kad būtų veiklos visada. Ką, ačiū, kad klausėtės, tikiuosi neprailgo. Kaip ir minėjau, kviečiu pasižiūrėti pirmą šio vaizdo įrašo dalį, pasižiūrėti, kaip viskas atrodė prieš tai ir ką mums pavyko iš to padaryti. Ir nepamirškit uždėti laiką, subscribe ir taip pat pakviest noriu pamėgti mūsų Instagramo puslapį, taip pat esame Telegrame. Taip. Ir pasistengsim ir Telegrame daugiau pasidalinti tokių vidinių dalykų, kaip kas čia pas mus vyksta, su kokiam problemom, tokiam kasdieniniam susiduriam, kaip jie sprendžiam. Gal labai įdomu būna irgi pabendrauti, norėtumėm, kad patys žmonės irgi įsitrauktų, padėtų kartu su mums spręsti tas problemas, nes tikrai yra kartais gaunam tokių gerų patarimų, kurių net pats kartais nesugalvotum. Arba tų pačių rekomendacijų kažkokiu irgi meistrus ne vieną esam gavę, vien tik tais iš to, kad pažįstami kažkokį dirbo, sakė, žiūrėk, ieško darbo, gal ten turi kažką, tai irgi ne su vienu meistru irgi susipažinom būtent taip. Tai labai faina turėti tą bendruomenę, jeigu galit prisijunkit ir jūs, pasistengsim iš savo pusės duoti, jeigu galėsit ir jūs kažką duoti, tai būsim be galo dėkingi. Tai kviečiam, sekit, žiūrėkit, o kaip ir minėjau, jūsų laikas mums daug duoda, daugiau žmonių pamato šį vaizdo įrašą ir galim labiau aktyviau dalintis. Tai ačiū ir iki sekančio karto. Iki.